Labas rytas. Žiauriai sunkiai šiandien miegojau. Nes ta šviesa tai visiškai nepadeda, gal tik tais, nežinau, apie 2 nakties užmigau. Ir štai tas miegas nėra labai gilus. Tiesiog atrodo, kad dieną miegotum. Tai va, bet paskui šiaip netaip užmigau. Ir mane pažadino elniai. Čia kažkur prie pat palapinės vienas buvo priėjęs. Jau 9 beveik, tai reikia, nenori, reikia keltis, valgyti ir judėti. Ilga diena laukia. Tai pradėjo 1 minutę lyti. Iš palapinės tik išlindau. Ačiū Dievui, miegmaišius susidėjau ir elektroniką. Ir kai davė su griaustiniu, su viskuo gerą kokį pusę valandos. Tai paskui tie odai visi ten, ojezu. Stengiausi kuo greičiau susiruošti ir maut. Tai va, tai dabar jau išvariau, koks, nežinau, 7 kilometras turbūt sutikau dar vieną austrą, irgi važiuosiu dviračiu. Tai sakė, kitą miestelį galėsiu užsipildyti ir dujas, ir maisto, ir parduotuvė yra, ir kavos atsigerti ir taip toliau. Tai labai laukiu, nes šiaip kavos tai labai norėčiau. Nu va, apsistokinau biškį vandenį, atsigėriau kavos greitai ir pasižiūrėjau žemėlapį. Tai viskas tvarkoj. Tik kad 4 kilometrus išvažiuoti reikėjo iš maršruto, tai va dabar 4 grįžtant, tai 8 viršaus jau gaunasi. Bet nieko, viskas gerai, dar kitą miestelį dujų užsipildysim. Ir turėtų būti viskas good. Va, tokia degalinė, 2 kolonėlės, šiaip labai fainai. Viduj gamina maistą, aš nieko nevalgiau, nes pusryčius pavalgiau ir taip. Bet maistas atrodė labai skaniai, kas valgė. Porą žmonių kuraliuką jau kalė, nors dar tik tais 12 valandų, bet va, prašau. Tai va, tai tiek, važiuojam toliau. Judam toliau. Vietą, paskutinio stotelę, kur parduoda visokius dalykus, dujas ir tiesiog vandenį, maistą, taip toliau, tai reiks gerai apsipirkti. Ieškau dujų ir gal net nuodų kažką rimčiau pasiimti, nes nieks nelabai padeda. Va, dujos yra, nuodų irgi yra, bet nežinau, ar čia geresni negu ką turiu, ar nelabai. Ir matau, restoranėlis yra, tai reiks ir gal pavalgyti. Irgi kažką užkas šiltai paskutinį kartą, nes kitus 100 kilometrų tai 120 nieko nėra. Hello. Hey. Can I get 1 reindeer burger meal? Yeah, sorry dear. And you want to eat here? Yes, please. Yes. There is your table number. So I'm gonna sit here. Yes.
Ką, pavalgiau. Turbūt kokias 2 valandas prasėdėjau, kol viską pasikroviau, kol apsipirkau, bet labai gerai. Paragau elnienos burgerio, tai, kad ir biškį laiko suvalgiau, bet prasmingai tai. Tik atvažiavau, šiandien kažkaip gerai visai važiavosi, ypač po paskutinius 40 km, tai saulė biškį nusileido, tai, briedis bėga per tiltą, elnias, nežinau ar matosi, lemba jau čia nesimato, geras. Wow. Na, stebina mane Suomija. Šiandien triušius tiesiog į mane bėgo. Taip, aš su dviračiu važiuoju, tiesiog ir jis į mane bėga, ne nuo manęs, bet į mane. Tai, tada bėgo iki dviračio, tada turbūt susiprato ir apsisuko. Tai va, anyways. O vietelę tai tokią susiradau. Čia visiškai šalia tilto, užkilus iš karto man reikia važiuoti kairę, tai va anam krante toks biški nelygesnis pagrindas, o šitam tai tobulai ant žolės, šalia upės, šešėlį, nors šalia kelio, bet čia turbūt, nežinau, viena mašina per valandą pravažiuoja. Tai ir vėsiau šiandien šiek tiek bus. Tai kaip ir neblogai, uodų irgi, man rodo, šiek tiek mažiau. Tai va, tokios takelės. Einu palapinę statytis, nėra čia ko termozinti. Jo, pasistatysiu palapinę.